Šiandien laidoje auksarankiai. Kodėl jūsų nusipirktas prietaisas sugenda vos pasibaigus jo garantiniam laikotarpiui? Ekonomikos planas – augimas vardan augimo. Suplanuotas senėjimas ir kiti gamintojų triukai – kaip parduoti daugiau jums visai nereikalingų daiktų. Suplanuotas senėjimas tai yra, kuomet gamintojas sąmoningai įdiegia kažkokias techninės priemonės, kurios po kiek laiko sugadina daiktą. Staiga nustojantys veikti spausdintuvai, pigios tačiau nepakeičiamos elektronikos prekių detalės, po pirmo skaitimo plyštantys drabužiai – tai tik keli pavyzdžiai. O ar atsimenate senais laikais ketvirtį amžiaus be sustojimo tarnavusius šaldytuvus ar nesunešiojamus džinsus? Atrodo, kad šiame inovacijų ir technologijų amžiuje viskas gaminama tam, kad greičiau sugestų, o mes vartotume kuo daugiau. Vartojimo visuomenė tai reiškinys, kuris nėra unikalus mums, mes iš tikrųjų tik tai prieš 10-15 metų įžengėm į šią stadiją, kuomet pasikeitė ekonominės formacijos, bet mes perėmėm iš tikrųjų vakarų, kapitalistinių vakarų, kaip sakydavo, perėmėm gyvenimo būdą. Iš tikrųjų, šitas gyvenimo būdas jis nulemtas yra ir mūsų pačių norų turėti kažką daugiau, ypač tai juntama tiem, kurie išgyveno deficito laikus vadinamojo, kuomet viską reikėdavo imt ir laikyti, saugot. Ir antras dalykas, kad mes esame inspiruojami elgtis kaip vartotojai, kaip žmonės, kurie turi pirkti, turi vartoti ir taip parodyti savo socialinį statusą, savo, sakykime, turtinius gebėjimus, tai yra mados dar reikalas. Ekonomikos augimo skatinimas – viena dažniausiai eskaluojamų temų. Su tuo siejama žmonių gerovė, tad vienas pagrindinių siekių – įvairiais būdais skatinti pardavimus ir vartojimą. Vartojimo skatinimas gali būti susietas su tuo, kad mes iš tikrųjų turim atsiremti į pagrindinę ekonomikos problemą. Jis susidaro dėl to, kad mes kaip vartotojai, tiek kaip žmonės, tiek kaip įmonės, mes turime beribius poreikius. Iš tikrųjų, jeigu būtų ideali situacija, mes norėtumėm visko, be galo daug ir visą laiką. Iš kitos pusės, kitas labai svarbus mūsų poreikių arba vartojimo įprotis arba savybė yra tai, kad poreikiai nuolat auga. Mums nebeužtenka to, ką mes turime. Vis dėlto, kai kurie teigia, kad nuolatinio augimo siekis jau atgyveno savo, o tokie ekonomikos skatinimo būdai primena lėkimą lenktyninių automobilių be vairuotojo į bedugnę. Mūsų ištekliai dažniausiai yra riboti. Net ir kalbėdami apie vidutinio Lietuvos namų ūkio pajamas, tai yra ištekliai, ką mes turime. Tai yra gauti tam tikras prekes arba paslaugas mainais į savo uždirbamus pinigus. Tai šioje vietoje vėlgi teoriškai turėtų būti balansas, kad tiek, kiek mes uždirbame, tiek mes maksimaliai galime išleisti. Norėdami padidinti vartojimą, mes skolinamės. Dažniausiai tai gali būti vėlgi arba tai yra būsto vartojamos paskolos, tai jeigu tai yra būstas, tai mūsų įsigytas turtas mums neuždirba papildomai pajamų arba labai retai uždirba papildomas pajamas. Todėl čia atsiranda pagrindinė problema. Mes pradedam gyventi savo lūkesčių sąskaitą ir tokiu būdu ta vartotojiška visuomenė neturi tiek daug ateities, kadangi nėra tų begalinių šaltinių arba išteklių pastoviai skolintis. Tai atsiranda diskusija apie tai visgi, ar mes turim ir toliau skatinti vartojimą, ar mes turime tapti racionalesni ir čia mes vėl turime atsisukti į pačius žmonės, o jie yra labai skirtingi. Praėjusiame amžiuje nekilnojamo turto prekeiviui Bernardui Londonui gimė radikali idėja – priverstinis gaminių suplanuotas nusidėvėjimas. Ji rėmėsi tuo, kad daikto gyvavimo laikas turi būti dirbtinai sutrumpinamas, o jam pasibaigus vartotojas turi įsigyti naują daiktą. Būtent planuotas senėjimas. Šitas reiškinys yra ne tik egzistavimas jo įrodytas, bet ir jis turi tokį filosofinį, nefilosofinį, tai yra ideologinį aprašymą. Ir jis gana senas yra. Tai yra Bernard London išleistas darbas, išėjimas iš depresijos per suplanuotą senėjimą. Tai yra 32-33 metai. Tuomet buvo išmesta pirmą kartą idėja, kad vartotojas turi įsigyti prekes terminuotam laikui.
Vyriausybė turi užtikrinti, kad vartotojas po tam tikro termino tas prekes priduotų ir būtų privestas įsigyti naujas. Taip būtų skatinamos naujos darbo vietos, skatinama gamyba ir būtų išeita iš tos didžiosios depresijos. Netrukus po šios idėjos paskelbimo buvo sudarytas pirmasis pasaulyje kartelis. Ar teko girdėti apie daugiau nei amžių be sustojimo šviečiančią elektros lemputę? Tokia egzistuoja Jungtinėse valstijose. Beje, šiemet ji šventė 110-ąjį gimtadienį nuo įžiebimo. Deja, jos veikimo paslaptį kūrėjas nusinešė į kapus. Buvo užpatentuota ir 100 000 valandų šviečiančių lempučių, tačiau rinkos jos taip ir nepasiekė. Dar 1928-aisiais buvo pripažinta, kad nesusidėvinti prekė yra tragedija verslui. Elektros lempučių gamintojų susivienijimas pasirašė sutartį, kurioje buvo skelbiama: draudžiama gaminti, reklamuoti ir pardavinėti elektros lemputes, kurių gyvavimo amžius viršija 1000 valandų. Buvo sukurtas biurokratinis aparatas kompanijoms sekti, o šio savo ruoštų metė inžinierių pajėgą sukurti trumpesnį gaminio laikotarpį. 1940-aisiais jų tikslas buvo pasiektas. Nors šiandien ši praktika nebenaudojama, tačiau vis dar pasitaiko nemažai įmonių, kurios kuria trumpalaikio vartojimo prekes. Ir apie šitą dalį gamintojai kalbėti labai nemėgsta. Iš tikrųjų, tas klausimas, suplanuotas senėjimo, tas klausimas, jis yra jau kurį laiką studijuojamas. Jeigu kas internetą naudoja, tai gali surasti ne vieną tą bendruomenę, community vadinamus internetinius, tos sambūrius, kur tas klausimas nagrinėjamas. Galiu tik tai paminėti tiesiog tik vieną faktą, kuris jau teisiškai yra įvertintas, tai yra Apple istorija, kuomet buvo gaminamas išmanusis telefonas su akumuliatorius, kurie net neišlaikydavo garantinio laiko, ir paskui paaiškėjo, kad tas dalykas nebuvo atsitiktinis. Tai va čia viena istorija, o iš tikrųjų tas suplanuotas senėjimas būtent per gaminio modifikacijas, tai jis būdingas kaip tik yra nemažai dalį didelių gamintojų. 1950-aisiais Bernardo Londono koncepcijoje, kurioje žodis prievarta buvo esminis, atsirado naujas požiūris ir jis buvo pakeistas žodžiu įtikinti. Taip priverstinio nusidėvėjimo idėja tapo itin populiari ir išplito visoje industrinėje visuomenėje. Ilgainiui marketingo srityje suplanuotas nusidėvėjimas tapo viena iš strategijų ir nepastebimai įsiliejo į visų mūsų gyvenimus. Tendencijos tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje rodo, kad produkto gyvavimo ciklas labai stipriai trumpėja. Na, sakysim, jeigu prisiminsime savo namuose prieš gerą 10 metų turėtus lempinius televizorius, tai šiuo metu jų yra santykinai mažai. Tai yra produktas, kuris dėl technologijos morališkai ir estetiškai ir funkciškai nuseno ir jisai šiuo metu yra tokiai orios mirties stadijoje. Jį pakeitė plazminiai televizoriai, vėliau skystųjų kristalų televizoriai, dabar jau LED televizoriai. Taigi kiekviena iš šitų technologijų turi savo gyvavimo ciklą. Mobilūs telefonai lygiai taip pat, sakysim, dabar yra skaičiuojama, kad tipinio mobilaus telefono produkto gyvavimo ciklas yra 3-5 mėnesiai. Tai reiškia, kad gamintojai, kas panašų laiko tarpą, kūrė naują produktą, naują dizainą, naują modelį, vien dėl to, kad vartotojų lūkesčiai ir poreikiai taip greitai keičiasi, kad jeigu tu turėsi seną produktą, jo tiesiog niekam nebereikės. Tai sąmokslo teorijos analizuojančios estetinį nusidėvėjimą, jos dažniausiai veda link to, kad kaltina gamintojus dėl tų priežasčių, kad iš tikrųjų jie skatintų trumpinti tą produkto gyvavimo ciklą. Bet mano supratimu, tą lemia labiau bendra rinka, bendra ekonomikos problema, kadangi mados, tendencijos, lūkesčiai jos taip greitai kinta, kad tiesiog nėra galimybės gaminti tą patį daiktą 10 metų iš eilės ir tikėtis, kad jisai bus sėkmingas. Vartojamas, tradiciškai jisai skatinamas vartojamas reklama. Tai yra gamybininkų priemonė. Tai yra galimybė įteikti vartotojui, kad jam reikia nupirkti naujas prekes, vis naujas prekes, net jeigu senos yra nepanaudotos iki galo, neišnaudotos, veikiančios. Antras dalykas tai yra finansininkų, tai yra kreditai. Leasingai, kreditai, kuomet yra metami pinigai į tai, kad būtų vartojama.
O iš valstybės pusės tai yra, kaip ir sakiau, vyriausios subsidijos, kurios vėlgi skatina vartojimą šiuo atveju. Begalinis pirkimas yra naudingas tam, kas gamina šitas prekes. Begalinis pirkimas naudingas tam, kuris skolina pinigus tų prekių gamybai. Jeigu 20-30 metų situacijoje daugiausiai vartojimų buvo suinteresuoti gamybininkai, kaip tik tada buvo pakilimas būtent masinės gamybos, tai yra net ne pakilimas, dar buvo tas pradinis laikotarpis masinės gamybos. Tai dabar lygiai taip pat vartojimą skatina ir finansinis sektorius, nes finansinis sektorius iš principo yra paremtas kažkokiu tai suplanuotu augimu. Jeigu augimas yra nulinis, finansinis sektorius iš tikrųjų pradeda streikuoti. Ir trečias dalykas, iš tikrųjų vartojimas yra skatinamas ir pačių vyriausybių dabartinių, nes išėjimas iš krizės, kaip atsimenat, buvo per automobilių naujų subsidijavimą, būdavo vykdomos valiutų kurso mažinimai, kad tas prekes būtų galima daugiau prekių parduoti. Yra ir toks dalykas. Mes esame skatinami tapti pirmaisiais įsigijusiais naują modelį, modernų įrenginį ar žavėtis sezoninėmis prekėmis. Toks vartotojiškosios visuomenės modelis mūsų sąmonėje virto vieninteliu laimės siekiu. Kalbant apie daiktų pirkimą, apie jų nusidėvėjimą, apie jų estetinį nusidėvėjimą ir kitus dalykus, vėlgi labai reikia aiškiai suvokti, ką mes kaip pirkėjai perkame. Vieni žmonės perka funkciją, tai yra, kad tam tikras daiktas padarytų dalyką, kuriam jis yra numatytas, sakysim, automobilis turi važiuoti, mobilių telefonų turėtumėm turėti galimybę skambinti, laikrodis turėtų rodyti laiką. Tuo tarpu kiti žmonės perka visiškai kitas naudas ir netgi du skirtingus pirkėjus pastatę prie tos pačios lentynos mes matysime, kad jiems rūpi visiškai skirtingi dalykai. Sakysim, vienas žmogus į tą patį laikrodį žiūrės kaip į laiko rodymo mechanizmą, jam tada yra svarbi funkcija. Kitas žmogus į tai žiūrės kaip savo socialinio statuso parodymą, kad tai prabangus arba neprabangus laikrodis. Trečias žiūrės į dizainą, madą, tendencijas ir kitus dalykus. Vadinasi, žmogus, kuris perka funkciją, tokių tiesą pasakius nėra labai daug šiais laikais, jo suvokiama produkto kokybė yra labiau susijusi su tuo, ar daiktas tą funkciją gali atlikti ir atlieka. Nors vėlgi, paimkim tą patį laikrodį, ar mums tikrai šiais laikais reikalingas laikrodis ant rankos, jeigu laiką puikiausiai rodo mobilus telefonas. Vadinasi, pats daiktas atlieka visiškai kitą funkciją. Tuo tarpu žmonės, kurie perka skatinami mados, dizaino, stiliaus, socialinio statuso, žymiai labiau yra jautrus ne funkciniams dalykams, o dalykams susijusiams su estetiniu, moraliniu nusidėvėjimu ir būtent tokiu būdu vienas iš skatinimo būdų yra tiesiog parodyti tokiam vartotojui, kad yra nauja serija, naujas sezonas, naujos spalvos, dydžiai, dizainas, vardas. Vis dėlto ne visi yra linkę dėl suprastėjusios gaminių kokybės kaltinti pelno siekiančius gamintojus. Siekis pagaminti prekę kuo mažesniais kaštais susiduria ir su ekologinėmis, neatsinaujinančių išteklių problemomis. Vienas iš gamintojų tikslų yra kiek įmanoma labiau mažinti produktų savikainą. O vienas iš būdų tą padaryti yra mažinti išteklius, kurie yra sunaudojami tam tikro produkto gamyboje. Na, pavyzdys turbūt labai paprastas galėtų būti, jeigu prisiminsime buvusios Sovietų Sąjungos gamybos automobilius. Juose skardos storis būdavo keli milimetrai. Jeigu dabar paimsim šiuolaikišką automobilį, ta skarda sunkiai pirštais apčiuopiama, vien dėl to, kad metalo kiekis sunaudojamas gamyboje yra žymiai mažesnis. Tie, kas labai taupo išteklius, automatiškai susiduria su rizika, kad gali produktas nebetenkinti kokybės, kadangi tiesiog tų išteklių bus per mažai. Tai tuomet mes galim kalbėti apie visiškai nekokybišką daiktą, vien dėl to, kad jis jau nebeatlieka savo funkcijos arba, taip grubiai tariant, suyra mūsų akyse. Iš kitos pusės, vėlgi, ta suvokiama kokybė jinai ne visuomet yra fizinė. Tai yra žmogaus būsena, žmogaus lūkesčiai, žmogaus emocijos sudėtos tam tikrą produktą. Na, žmonės pirkdami prekes kartais skundžiasi dėl tokių dalykų, kad jiems parduota prekė labai greitai nustojo veikti.
Bet tai pirmiausia yra informacijos stoka, nes pagal Lietuvos teisės aktus pardavėjas parduodamas prekę privalo suteikti pirkėjui visapusiškai ir teisingą informaciją apie tą prekę. Tai yra, jeigu prekė yra su kažkokiu ribotu funkcionalumu arba kažkokiais kitais niuansais, pardavėjas parduodamas prekę privalo informuoti pirkėją apie tai. Pirkėjas irgi turi teisę pareikalauti, kad jam perkant ta prekė būtų pademonstruota, kaip jinai veikia pagal, jeigu tai įmanoma, pagal prekės savybę. Na, patys suprantat, kad parduotuvėje paleisti skalbimo mašiną ir pažiūrėti, kaip jinai skalbia, nėra įmanoma. Toliau pirkėjas lygiai taip pat privalo įsitikinti, pirkdamas prekę, kad šita prekė jam iš tikrųjų yra tinkama. Ir tik po to sudaryti pirkimo pardavimo sutartį, tai yra sumokėti pinigus ir įsigyti tą prekę. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Ekspertai išskiria kelis būdus, kaip mums įbrukamos visai nereikalingos prekės, arba esame priverčiami anksčiau laiko pirkti naują daiktą. Ir šiaip yra būdai keli tą prekę privers žmogų pirkti. Yra būdai, kurie yra, gal ne visai sąžiningi, bet gana legalūs. Yra būdai, kurie kai kur jau yra kriminalizuoti. Tai iš esmės, jeigu pasakoti apie tai, tai yra tokios, ko gero, 3-4 gal kategorijos yra, kaip tos prekės yra pasensta anksčiau, negu turėjo pasent. Ko gero, toksai švelniausias, protingiausias, tai yra senėjimas per nusidėvėjimą, suplanuotas nusidėvėjimas. Tai yra inžinieriai, tai yra konstruktoriai, tai yra technologai, išskaičiuoja, sukuria gaminį, kuris turi atidirbti tam tikrą ciklų skaičių, tam tikrą laiką, paskui jisai susidėvi, įvyksta kritinis gedimas arba gedimų serija, kurių pašalinimas brangus. Čia yra iš tikrųjų inžinierinis dalykas ir iš esmės gal jis ne visiškai sąžiningas, bet jis bent jau yra suprantamas. Dar vienas dalykas tai yra diegimas per estetinį senėjimą vadinamą. Estetinis senėjimas tai yra marketinginiam priemonėm įrodyti, kad prekė yra pasenus. Jeigu, tarkim, atsirado nauja spalva, nauja mada, atsirado naujos kažkokios prekės funkcijos, kurių anksčiau nebuvo ir jos yra įdiegiamos, kad jos yra labai svarbios. Tarp kitko, estetinį senėjimą studijuoja tie patys pramoniniai dizaineriai studijuoja. Tai yra irgi toksai reiškinys. Kapitalistinės rinkos sąlygomis yra visiškai normalus iš tikrųjų. Čia nieko irgi tame nieko naujo. Dar yra senėjimas dėl technologinės raidos tiesiog. Senėjimas dėl technologinės raidos, tai geriausias pavyzdys nuo magnetofono, kuris turėjo juostas, iki DVD disko. Tiesiog daiktas, aišku, gali būti naudojamas, bet atsirado tiesiog technologijos, kurios yra pažangesnis, tai natūraliai tas daiktas ir išnyko. Tačiau ne tiek greitai progresuoja, ypač buitinės technikos srityje, ne tiek greitai ta technika progresuoja. Ir čia atsiranda tas dalykas, kurį būtent ir daugelis ir supranta kaip suplanuotą senėjimą. Būtent suplanuotas senėjimas tai yra, kuomet gamintojas sąmoningai įdiegia kažkokias techninės priemonės, kurios po kiek laiko sugadina daiktą. Ir tarp kitko suplanuoto senėjimo atvejai tai vis dėlto būdingi kilmingom kompanijom. Jeigu kilminga, žinoma kompanija gamina daiktą skirtą masiniam vartojimui, tai yra nemaža tikimybė, kad tos priemonės bus įdiegtos. Arba, kaip aš sakiau, apskaičiuota bus tiesiog, kad jis po tam tikro ciklų skaičius jis suges savaime, arba bus tiesiog iš tikrųjų įdiegtos tos priemonės. Akivaizdu, tobulėjant technologijoms gudrėja ir gamintojai, o paprastam žmogui susigaudyti algoritmų ir mikroschemų jūroje darosi per sunku. Iš esmės atskirti gaminį, kur įdiegtos tos priemonės, gali tik tai specialistas dažniausiai. Elektronika darosi gan sudėtinga. Ir kas yra blogai, kad kuo sudėtingesnė darosi elektronika, nors ne tik elektronika, mechanika irgi. Kuo sudėtingesnė darosi, tuo lengviau
paslėpti šitas priemonės. Aš galiu pasakyti, kad, tarkim, tai yra vienas televizorių gamintojas, tikrai yra žinoma, kad jis savo gaminiuose, net ir brangiuose, jisai diegia elektroninius sprendimus, kurie išveda iš rikiuotės, tą televizorių išveda po 5 metų, tarkim, po 5000 valandų ten yra. Ir tarp kitko, jeigu jau kalbėt apie ant tiek smulkiai, tai visi, kas perka televizorius iš ekspozicijos, šitą turėkit omeny, nes galite jūs nusipirkti daiktą, kuris jums po metų suges dėl to, kad jis išstovėjo ekspozicijos, dėl to, kad jis dirbo nuo 8 ryto veikia, tai yra iki 10 vakaro, tai per tą laiką savo resursą išnaudoja. Tarkim, dar vienas yra gamintojas, visiems žinomas, žymus, kuris savo spausdintuvuose diegia tą vadinamą iš anglų išvertus kempinėlės daviklį. Kaip po tam tikro kopijų skaičiaus, printeris, spausdintuvas tai yra, jis nustoja veikti. Ir vėlgi yra bendruomenėse, yra prašyti N būdų, kaip programiškai tą skaitiklį numesti ir po to tos procedūros, tas spausdintuvas veikia metus toliau. Nemažai priekaištų dirbtinio susidėvėjimo prasme susilaukia ir automobilių gamintojai, nepaisant to, jog mašinas siekiama pagaminti kuo ilgaamžiškesnes. Kadangi šių produktų vartojimo trukmė yra sunkiai apibrėžiama, gamintojai atsarginių detalių gamybą kartais nutraukia praėjus vos 10 metų nuo automobilio atsiradimo rinkoje. Yra dar vienas niuansas, kuris su tuo susijęs, tai yra projektavimas gaminių, kurie yra neaptarnaujami arba kurie yra sunkiai aptarnaujami. Tai yra gaminiai, kur įvykus kritiniam gedimui, jų aptarnavimas pasidaro pernelyg brangus. Čia jau automobiliai pagrindė, kur dėl menko gedimo jūs būnat priversti pakeisti visą mazgą ir brangų mazgą. Bet vėlgi, kalbant apie suplanuotą senėjimą, mes nepainiokim dviejų dalykų, kur iš tikrųjų yra dalykas sąmoningas ir kur yra tiesiog situacija tokia, kad gamintojas, jis būtų laimingas pagaminti geresnį daiktą, bet iš tų medžiagų, ką jisai turi, su tais žmogiškaisiais ištekliais ir su tais, sakykime, su tais kaštais, į kuriuos jis nori tilpti, jis to padaryti negali. Įprasta, kad prekės ilgaamžiškumą įrodo jai suteikiamas garantinis laikotarpis. Tiesa ta, kad vartotojas įsigydamas prekę turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Todėl, būdami neapdairūs, galite likti prie suskilusios geldos. Gaminio garantinį terminą suteikia pardavėjas. Tai yra jo teisė. Jis gali net sutrumpinti garantinį terminą ir tokiu atveju vartotojas įsigydamas tą prekę kaip ir patvirtina, kad jis sutinka su tom sąlygom. Jeigu vartotojas nepatenkintas dėl prekės garantijos termino, jis tiesiog turi teisę tos prekės neįsigyti. Kita vertus, prekiaudamas prekėmis pardavėjas privalo suteikti prekiai garantinį terminą, įformindamas tai atskirame dokumente, garantinėme pase. Tačiau, jeigu toks dokumentas nėra suteikiamas, pagal įstatymą vartotojas turi teisę iki 2 metų termino reikšti pretenzijas pardavėjui dėl prekės kokybės. Tai yra nuo pirkimo dienos skaičiuojamas garantinis terminas, jeigu nebuvo išrašytas atskira garantija ir net jeigu ta garantija buvo išrašyta trumpesnė nei 2 metai. Vartotojų teisė reikalauti iš pardavėjo pilnos ir visapusiškos informacijos apie parduodamas prekes. Bet norėčiau pabrėžti, kad pirkėjo pareiga yra įsitikinti, kad šita prekė yra jam tinkama ir kad jis tą prekę įsigyja tikrai žinodamas apie tą prekę viską, kas jam yra būtinai reikalinga. Šiandien tiek. Iki susitikimo kitoje laidoje.